Kovo 16. Mes žinome, jog iš mirties perėjome į gyvenimą, nes mylime brolius ir mes turime guldyti savo gyvybę už brolius. 1 Jono laiškas 3 skyrius 14-16 eilutės. Vienas iš paskutiniųjų ir pačių skausmingiausių išbandymų tiems broliams, po kurio gali būti, kad nupuls daugelis tų, jau pabudusių ir apsiginklavusių, bus meilė broliams. Atrodo, kad daugelis nupuls šio išbandymo metu, ir todėl bus pripažinti nevertais to gausaus įėjimo į karalystę. Jeigu kas nors būtų ypatingai silpnas ir linkęs suklupti, tai tikrasis kryžiaus kareivis jo neniekins ir jo neužgaulios, taip kaip to nedarytų ir vyriausias mūsų brolis ir vadas. Bet priešingai, jis bus atidesnis ir padės silpnesniajam, nors galbūt jis jaustųsi geriau būdamas stipresniųjų draugijoje. Vienas iš įrodymų, kad mes esame išteisinti ir pripildyti Dievo dvasios, tai meilė broliams, Jėzaus Kristaus mokiniams. Tas, kuris šią dorybę išvystė iki savęs išsižadėjimo laipsnio taip, kad su dėkingumu ir įvertinimu guldo gyvybę už brolius dėl savo giminystės su jais Kristuje, gali būti tikras, kad turi šią meilės broliams dvasią. Mes, kurie tapome priimti į Dievo šeimyną, turime įsipareigojimą Viešpačiui, kad guldysime savo gyvybę už brolius. Šis įsipareigojimas tai yra skola, kurios reikalauja sandora, po kurią mes dabar esame. Klausimai: ar šią savaitę mylėjau brolius ir jiems tarnavau? Kaip, kodėl, kokie buvo rezultatai? Mes žinome, jog iš mirties perėjome į gyvenimą, nes mylime brolius ir mes turime guldyti savo gyvybę už brolius. 1 Jono laiškas 3 skyrius 14-16 eilutės.